Nu tai sveiki, kon tik nusileidau vienam pavojingiausių oro uostų. Nusileidėms buvo wow, bet papasakos rytoj, dabar skubu į hostelį, nes jau į labai daug valandų ir einu mėguoti. O trumpa užuomena, nes vis tiek reiks laukti koks 5 sekundės, gal pasakys, kur esu. Tai galėt atspėti, man reikia atėti. Kur sagėms, ten ir aš esu. Tai va, leku eit gulti. Nu tai labas rytas. Staigiai parodau savo kambarį, įdingstu iš čia, nes man jau lauk bolts. Tai nakvosiu hostelį, kapivės laik. Ir šitoks orėlis. Esu jau Madeiro. Tai ko dabar darysiu, tai leku iki krautuvės iškuoti Skiečiaus ar Lietpalčiaus kažko. Šiaip, kai žiūrėjau orus, tai turėjau būti 20 su saulė, o atmaunu. Žodžiu, toks vakar buvo vės, kad lėktuvas nusileido tik iš antrą kartą. Buvo biški baisė jau. Nors šiaip man, žinoma, visai patinka tas ves turbulencijas, bet dabar nelabai patiek. Eik, savo dabar tik išėjau deinu, pagaliau lauk. Blemba, kur aš esu, eik, savo. Aš matau Atlantą vandenyną. Nusipirkau pakrovėją į Lietpaltį, sumokėjau apie 18 eurų. Skiečiaus niko nėra. Galvau nusipirkti paprastą, kad išmarksime kabun celofaną viskas, bet turėsiu tekrą su sagikiem vartuoti. Ir egritės neslin. Ir eisiam kažkur pasivakščiuoti biškį. Tiesiog pašliūrinėti po miestą. Pažiūrėti, kuo gera, kur kas ir biškę apsiprasti. Bus kaip daktaras. Žie, monster aug. Aš anon tik vazonik tas mačis. Kadangi turėjau 2 skrydžius iki čia, tai pastebėjau, kad labai išsausėjai veidą odą. Ir troškėjo labai, tu ekvat visą esu. Bet vežiaus mandarinų kart su savim ir obulį. Obulys suvyta. Bet jūs pažiūrėkit į mandariną. Aš nesu mačius toik mandarinų. Visišką, niek nėra tu. Žodžiu, kabinu į kalną ir karšta, belė kiek nors kontaktą buvo nemaža litausi, tie bišką vėsė, bet dabar visiška kits reikals. Ir labai reikėtų maklerkas. Jeigu galėčiau nusipirkti padirbtas teisės, tai nusipirkčiau. Nes maniai, kad ir išlaikyčiau, tu jau pateis, vis tiek ne visur ten nuomo reiktų tipo patirteis. Tai vien žodžiu, o blem, ką gražia. Miesti gamtos, nemaža. Labai gražu. Žiūrėkit, tu gėlėtų. Sau tik pasakiau, kad reikėtų mane į padirbtų teisų. Prei, kažkoks siūlo savo mane jau kortelį įsigyti, bet nepirkau. Kažkoks labai jau, ne ką patruoja, toks labai jau gangsteris. Nu, bet tai turėtų būti, jeigu toks dalykus pardavinė. Iš tikrųjų, turbūt nesu mačius žalesnį miestą. Grina, visur kur pasisuksiu, visur augalą. Tai man labai patinka tas, kad nėra vien tik ta mūra kažkokiai ten, nežinau, nepatink man. Ir oras labai pagerėja ir dušna, šiaip jautus kaip Amazonės kokios. Tai jaučka reiks varyti. Nors nežadėjau ten eiti, man nėra ten baisiai įdomi, bet tai botanikų sodą, nes čia labai jau didelis, labai geras, labai verts dėmesiaus. Tai bandysiu iki ten numauti. Šiaip vienas iš mano tikslų yra paragauti bananą. Tai reiks iškuoti kažkur, ar kažkur pavogti iš daržo, ar nusipirkti iš kažkur.
šiaip toks mergaitiškas pastebėjams. Man atrodo, kad aš mama parvešu žentą iš Madeiros, kokį Portugalą, futbolistą. Nu, labai jaučiu kažką, nu, to dėmesiaus sulauku. Keistoka. Jeigu neičiu matyti tų žmonių, jau niekokie laukinė, tai ar aš čia tuoj, kad rodau, gal kažkokį labai keistą, bet jo, kažką labai tokių visokių žvilgsnių. Mašinų pypinimų sulauku. Keista. The Ocean of Atlantida. Napūsk. Atlanta vandenys. Nu savo. Taip, kad pagalvoju, aš esu netoli Afrikos. Kosmos kažkoks, kapim būčiau vaikystėje, pagalvojus, kad tikrai nuvyks kažkad. Savo. Aš žinojau, kad salos orci permainings, bet kad toks permainings aš nemaniau. Ta prasme, taip štava per sekundį, kaip iš vėtra tiesiog gavau vandens, vis šlap. Nespėjau, neskaičiaus išsitraukti nieką. Ai, tu nespėjai pasikavoti. Kaip juokinga, nes mat šlapi balondį. Koks tas taip protingas spėjai. Kon tik parėjau iškrautais. Kur aš parėjau, nikur aš neparėjau, tiesiog atsisėdau kažkur. Žodžiu, parėjau iškrautais, nusipirkau biškį pavalgyti ir nežinau jau ar minėjau, bet šią kelionę noriu padaryti tokį biškį on a budget dėl kelių priežasčių. Tai pirmas dalykas, kad noriu biškį išmėginti savi, nes esu biškį tokį gan išlaidį pasidarius ir neblaba beskaičiuoju pinigus. Ir išleidamus ten, kur neverta. Tai jo, bandysiu biškį ir pataupyti pinigų šią kelionę. Ir kitas dalykas, aš kažkaip nuėjus kažkokius kavinis, restoranus, aš nelabai skaniai pavalgau. O sumoku daug ir tas yra, man atrodo, neverta. Tai nusprendžiau tiesiog pirkti šią kelionę maistą iškrautus, galbūt hostelį kažkom pasidarysiu, valgyti, nežinau, buvo toks planas daryti, jis ten vertės kiaušinius, bet nežinau, ar tuo noriu. Ir gavau tokį pastebėjimą iš jūsų, kad norėt, kad pasakyčiau kainas, kiek už ko mokėjau, kiek on, žodžiu, perku ir panašiai. Tai pradėsiu, žodžiu, rašinėti, kon perku. Stovėjau, nusipirkau 2 bananiukus, pasiėmiau obuolį, radau tokį sveistoką, kaip viešbučius kabun. Pasimiau daunas ir dešrėlis tiesiog. Pasimiau peilių medinių, pasidarysiu sumuštinį. Šiaip bananiuką būtų fainė, kad būtų vietinė, bet tokia ir atrodo, čia su kažkokias varatinklės da apkibėti. Bet čia visur, kiek mačiau bananų, kur aug, tai vis da buvo žali. Tai nežinau, o dabar labai noriu valgyti ir ėjom teptis buterbrodą. Oi, kainas nepasakiau. Eik tu savo, išsiblaškims, tai ne tas žodis. Ai, da, nutelas pasimiau, tuoj užsitėpti. O kur čia ekstra gerai įėjo? Jo, tai už viską sumokėjau 7,09 €. Ir jo, vėliak yra šilta, kon tik vėliak nulėjai, plauka vis pasišiaušė kažkokiai, bet fain, soras šiaip kairė, tau pač taip į tokį drėgmėje biškį laikos, tai labai patinka. O atsisėdau tokiam parkelį, tinas matos biškį, tokie kaip kalna, nu fainė šiaip, graži veida. Ir bandau filmuoti su priekin kameru. Labai sunkiai mane sekas filmuoti, kada aš nematau savęs. Vis laikai pradedu daryti storius, o čia niek negaliu matyti. Tai bandau filmuoti su priekin kameru, žiūrėsim, ką bus.
Tik labai kreivą man kamerą, tai čia man reikia žiūrėti, kur čia. Na, žodžiu. Iš tikrųjų, būtų gera mašin turėti. Sėdėčiau spokojnai dabar. Bet kur tau, kas tau, juk skaisti teisinė to. Buvo prieis kažkoks žmogus siūlymus pirkti teis padaryti. Bet neaišku, kiek ten aš tom teisėm, ko galėčiau padaryti, net ir nusipirksiu. Nu, man buterbrodis paraštas, būtų labai gera kavos, bet nikur nemačiau nusipirkti. Tai gerus vandenį. Paprastai ir gerai, o ko berai, čia aš vis gyvenim buvau išsiblaškius. Į tebesu išsiblaškius. Visame kame, visur aš esu išsiblaškius. Ir kažkaip seniau labai saviteisdavau, ir dėl to bijodavau daryti kažkokius dalykus, galvodavau, čia ne mano, čia žioplėlį. Bet dabar sėdu kažkur netoli Afrikas, kažkur veiku, kažkur einu ir su tau savo išsiblaškimu vis tai kažkom padarau. Tai nebeapsikraunu teik, kad esu tokį išsiblaškelį, darau viskas. Bet iš tikrųjų dar būn kartas tokia šitą, norėjau nufilmuoti šitą, ką darysiu sumuštinį, bet tas filmavėms toks nesklandus, toks bėgiuoju, tai čia. Nu, žodžiu, toks kažkoks pamastėms. Galėčiau būti labiau susikaupus, tai gal atsakingesnė. Bet, nu, kaip jau Dievas duos, taip bus, kokie ras tokie. Nebepapasakojau, kaip vakar skrydis. Tai žodžiu, aš skridau iš Vilniaus, turėjau persėdimą Prancūzijoje ir tuomet čia. Tai Prancūzijoje nusileidom į tokį oro uostą, nežinau dabar kaip vadinas, žodžiu, BVA. Tai nusileidom to oro uostą, o ten toks kaip garažas, toks išvis už Palangos oro uostą dar mažesnis. Ir galvoju, dzin, niek nėra, tipo, taip, staigė praėjau ten visur, kur man reikėjo, lauku prie tų savo vartų. Ir kažkaip buvau, sėdėjau nusisokus nuo savo vartų. Ir jūs ko galvojat, gerus per garsiakalbės, šauk man pavaryti, sako, paskutinis, taip, žinot, ką, žodžiu, ką, neprisidauti prie vartų. Žodžiu, savo durnėlį, nebesakysim, sais durnėlį, bandysiu neapsakyti. Žodžiu, aplėlį. Tai praleidau savo, pražiūrėjau, kad jau reikia eiti lėktuvą. Praėjau pro tus vartus, išeinu laukti, ten staigė, pralindau. Ir ten tiesiog paleido, įstojau 3 lėktuvą. Bliam, galvoju, kad rund lėktuvą dabar. Visi jau sulipė, aš veinu tokį. Nu, nežinau, pat pirm nuėjau, pataikiau į ton lėktuvą lipau. Bet, žodžiu, koks buvo nusileidėms čia, Funšaly. Tai kažkaip žinojau, kad čia yra toks turbulencijas, ten vies toks pavojingas oro uostas, bet kažkaip, galvoju, įdomi, kas čia bus, kaip čia nusileisėm. Ir kažkaip jau pradėta turbulencija vykti, jau tokia nemaža. Jau tai virš, tai apačia, jau iš skrondžiaus, jau jūrmais biškį pareidinė. Ir jau leidomės, jau žiūriu visai jau netoli tą žemę. Ir taip labai pradėjai drebinti. Ir savo teisė, taip į virš, kad dėjom ektų savo, kad pereitas toks krūvis buvo nemažas. Tai apsukom dar ratą, iš antrą kartą leidomės, nes neišėjai, po, sakė, gal pranešėm, labai didelis buvo, ten kažkoks šoninis viesa koks ten. Tai žodžiu, buvo taip, biški jau nefainė, kaip ir įdomė, man toks biški adrenalins kažkoks, bet kuo jis, žandikaulis jau pradėjo virpėti. Pati reagavau ramiai, bet iš vidaus matytas toks jaudulys jau vėjai labai. Tai va, toks vakar nusileidėms buvo. Pelė koks vies buvo vakar. Aš naktį kiek buvo atsikėlus, nes žiauriai didelis vies buvo. O šiandien, tava, kad matot, visai viskas fainė. Tai va, šaunam antrą buterbrodžioką ir iškuosiu cable car, varysiu į Biržų. Tinas yra kažkoks botanik suodinas, o kažkoks tokį. Tai va, pasivakščius. Kunta! Kaip aš buvau toks gaudydavau su runkom, dabar jau nežinau, paimčiau. Lietuvą paimčiau, čia tai nežinau, gal biški kontų toks. Geras fainuolis. Mano įteiks nelaba skiras nuo grindiniaus. Visa balta.
Reikia gal solariumą po pirmą biškį nueiti. Update'as, cable car neveikia, nes blogus oras. Tai šliuriniai gatvėm. Padala. Ar čia bairis, kažin, ar čia tiesiog užsidarius krauti? Ta, išblūkiai žaislą. Daža pritrupėjai. Ir dolki belie kiek daug. Tai tipo labai sena čistota krautai. Keista atrodo. Tėpišniuko ar niek. Nu, draugėlė. Labas. Mano šou supyks. Koks aš fainas. Fainuolis. Žiūrėjau kažkokį mėlį. Žiūrėkit, kaip gražiai. Kaip gerai atrodo. Toks ryškus tos spalvos man. Gražu. Nežinau, kur čia atėjau, bet čia labai man gražiai. Jaučiu, užliepsto jau ant viršaus kažkokį. Ką vadinasi, tai gynybinė, kur šaudyti reik, va. Tai... Visai netyčiom kažkur čia užėjau. Eiktų savo, tu iki balkoną turėčiau, neišėčiau šano jaučiu. Priimtinas. Geras. Graži veikėlė. Nežinau, kur papuoliau, bet kažkur užlipau kažkokį stogą. Bet kažkaip taip labai gražiai čia. Toks geltons vis. Labai ryškus. Kon tik tas tokios stiprios kavos atsigėriau. Aš nesuprantu, kas anim čia negera. Tokį stiprį kavą dar jau tus, kad 3 espresso išgėrus. Galvo mintys jau dar desandstorm. Eik tu savo, belia kiek. Nežinau, kur čia dabar nusidaužti, kur beit, gal čia į kokį kalną jau liepti, kur energiją dėti. Ne, man baisiai įdomi tai miestą iš tikrųjų. Nežinau, čia gražu, fainė, viskas okei. Labai panašu, kaip Graikija, Ispanija, kažkas panašaus. Bet, jo, lauku kitų dainų, kad galėsiu eiti haikus. Tai miestau paskyriau tik tas vieną dainą, o visas kitas bus dainas gamto. Tai va, sėdu mieste, žiūriu į kalnus. Miau! Labas! Nio! Labas! Labas! Kiek čia šuniukų einu pačių lakščio? Kada, šunė? Nu, gražiai! Labas! Man mama patektų. Tai gėlyčių. Jau prašytų čia kažkonų paveikslų čia. Taip žmonės parvež visokių invazinių augalų į Lietuvą. Atvažiuojant kur nors į kokį svetim šalį. O, kokį graži gėlėlį. Prisiskė ant sėklų ar kokių plinciukų. Ir paskiau turėjom invazinį augalą, katras niokoja mūsų natūralią gamtą. Tai va, toks biologijos pamokėlė tokia.
sugalvojau parėti paškom numiai į tokį kalną. I ne viens įkreikis te paukštą lėktis, tai čia gera. Bet vakščiui tai tokias, nežinau, grina vietinių tokiom gatvelėm. Vaikų darželė, kažkokiai mokyklos. Grina tiesiog, kur paprasti žmonės gyvena. Sveiki! Žiūrėkit, kaip gražiai einu į hostelį. Štai jau čia cukravė tiesiog. Čia skaistė auga. Tokiom gatvėm išmaunu. Neslėpsiu, čia eiti biškį nejaukia. Kažkap, nežinau, labai atokiai atrodo jaunų centrą. Nu, tie piri jau išvis nebe funšalybės kažkokiam kaimukė. Kaip stačiai eit. Serpantina, žaltį. That was really an experience too. Oh, which hike? I don't know exactly. You know, I'm collecting information. Yeah, exactly. Yeah. No, I lived on another place. This was the first night here. Second, then first. First. So, Nežinau, rodžiau kambarį, kur apsistojau, tai, žodžiu, esu zono, čia mano lova. Čia tokie du vaikinuką gyvena. Stalas, komoda. Nu, žodžiu, paprasta. Tai labas vakaras. Kambariuką dabar išėjai, tai gal bišk normaliau pašnekėti. Tai parėjau į kambarį ir ko, šiandien bišk tiesiog pasivakščiau po miestą kažkur, bišk taip. Nėra man baisiai įdomi tai vis miestą, tai ilga aš ten jau neužsibūnu. Ir ko, parėjau į kambarį, pašnekėjau su kambariukas, tai visą fain, normalus. Vienas toks moksliuks nelaba nori šnekėti, kits per daug nori šnekėti, tai vienas yra švedas, kits ir vengras. Ir ko, turėjau dar viršau mergaitį, bet ten jau išsikrausti, tai jo, kambarį būsim šį naktį trijų. Ir ko, eisiu ilsėtis. Rytuo, tiksliau, nu jau šį rytą reiks ankstiai keltis ir greitą susitiksim jau kito dieno. Tai niek, viskas, en gold. Ai, dar buvau krautuvė, pamiršau pasakyti, ko nusipirkau. Pasimiau mandariną, pažiūrėkit koks. Vėsas toks, kaip iš kaimo, normalus, neiščiustyti su visokias, vat, tokias. Reiškia gers, jeigu kirminą valgsi, reiškia gers bus. Pasėmiau sulčių 2 pakelius, vieną jau įsidėjau rytoj jau, nes rytoj anksti išvarau. Pasėmiau bananų, irgi žiūrėkit. Nu jau tikra vietinė bus, ne? Pasėmiau kažkokių gerimukų. Ir iš Šviesą išleidau 7,81 €. Tai va. Tai pusryčiam dar pasėmiau duonus, vėl tokios pačios ir kažkokios ten mėsėlis. Ir viskas. Ir susitiksim rytoj. Labas rytas. Nenoriu garsiai šnekėti, nes labai girdas. Ir išsiruošiu į haiką. Tai jau mane paims. Be to, reiškia, kad reikia pasiimti šiltų drabužių, nuo lietaus kažko apsisaugoti.
nes kalnus gali būti nuo 6 iki 14 laipsnių. Dabar yra 13, čia kur aš stovu, įmonį šalta. Tur dar vienas triukį, bet nežinau, kiek ant ten gelbės. Jeigu bus drėgna, tai bus šalta, bet nieko kiek neturiu. Visko, ko turėjau pasimiau. Tai tikaus nesušalus. Door, and then, well, once you see those doors, you'll have to return back. Like I said, this is a trick. I'm letting you know, but you do it at your own discretion and at your own responsibility. Completely wet, so be careful. Always be mindful of your steps. Labai džiaugčiausi daugiau matytos, bet esmė suprasti. Keliukas, ko jūs galėtumėte mums pasakyti? Nu, nuostabu. Niek, pažiūri, bet ognį. Eik, savo. Debes. Prisimenu, kad buvau mažai, kaip skrisdavau su lėktuvu. Galvodavau, ką norėčiau kada nors pabūti debesį. Gana, va, debesį pakvėpuoti, o debesų oru. O, dabar esu debesį. Kosmos kažkoks. Ir vėl atplauk. Tai jau niek nesimatys. Biški turėjom lietaus ir ten spūstis, nes ir slydė. Kaip jau man plauka. Jau čia bus šitas video, kad te piški šrauki dzz, elektrą dar. Eiktas, o. Kontaktas vėl nulėja, o dabar vėl. Kaip niko ar niek. Lau. Net nežinau iš tikrųjų kompą pasakoti. Kažką einu tiesiog, tai biški. Tai ramybė kažkokia yra. Nežinau, ko sakyti. Tai tiesiog rodau, ko matau prieš akį. Ir sakau, kad fainė. Fainė jautus. Vėl tai laipta. Kiek aukštą reiks lipti. Ten yra kažkoks military bumbols. Nežinau, ko dar, bet sakė, droną tik neskraidinkė ten. Tokį kavinokį pasimiau snikerį. Kainavo 2,40 €. O tokį iš tikrųjų išsivilkčiau dabar, nes ir biški vėsia. Nesijauti savas, užkask snikers. Kaip gerai atrodo. Soriukas, esu pelno bornas snikeriaus. Bet labai norėjau nufilmuoti. Gražiai atrodo.
Nu, labai gražu. Jau čia ir eiti biški lengviau. Aha, matau pakalnį, bus jau vėl laipta. Nesutaru už šitas laiptas, man nepatinka. Bet fainė, kad čia nevėjaus ir kiek čia pajau. Keli 100 metrų. Ir viskas išlyn saulė, niek. Viskas fainė. Bet neaišku, kiek ilga. Tai jau gal vėliau šaus litaus. Tai, bet tikiuosi, kad ne. Jeigu va toks orėlis, tai pats tas eiti. Žinot, kas įvyko per tus porą mėnesių, kol niek neįkėliau YouTube, ko veikiau. Tai per ton laiką daug dirbau ir apsiženijau. Žinot, už ko apsiženijau? Už savis. Čia tikras šliubinis žaidas. Ir galėt pabandyti atspėti, kodėl esu užsidėjus šliubinį žaidą, jeigu nesuženuota. Lauksiu jūsų komentarų. Nurodos kažkokį dulksnėlį. Nereiks tik ateis jau striukį, geriau nusiimti džemperį, užsidėti striukį. Noriu pašnekėti tokių veinų svarbių dalykų. Gavau tokį stiprų paskatinimą pasidaryti kontribį. Ar kontribį, ar kažkokį ten ton platformą, aukų dėžutį žodžiu pasidaryti. Bet iš tikrųjų jautus biški nejaukia, gal biški neverta tuo, nes nekelu reguliariai. Nežinau, iš vis kelis video esu įkėlus, bet kažkaip labai sulaukiau palaikymą ir nežinau ką pasielgti. Tai kino aš daugiau paklausiu, tai jei ne jūsų, tai ar norėtumėte, tai ar sutiktumėte pavaišinti mane kavos puodeliu. Tai nežinau, gal pasidarys tad kažkokiek ten ton aukų dėžutė. Šiaip į ateities planus, tai turiu planą, norėčiau parodyti, ko žadu filmuoti. Tai bent jau kol kas tai nežadu pabėgti iš čia. Ir va taip, nežinau, ko jūs manot. Tiesiog parašykit komentarą. Galbūt čia prašymus daugiau palaikymą tokiam dalyku. Ir jo, o šiandien dėti į striukį. Vandalizmas, nu, kaip taip. Ačiū taip lengvi. Oho, tikra. Geras. Pradėti apkrapnuoti biškį. Nežinau kas, bet kažkas čia labai skaniai kvepia. Nežinau, biškį gal šitai zuikrumė. Pala, kaip zuikrumė. Šį zuikrumė, jeigu ką. Ką panekvep, neprisimenu. Jo. Tai čia kvep zuikrumės. Geras. Toks vaizdelis. Atrodo, kaip kiaušingalis, bet man reikia nesulyti. Kadangi jau prakalbau apie kvapus, tai vakar buvau kažkokio krautuvėje, kad pardavinėjai Madeiros kvepalus. Ir įsivaizduojat, vakar pasipurškiau ant rankų stebiškiok ir iki pačiol aš dajautu tom kvapą. O tas kvaps yra, jeigu prisimenat, babas, kur prisikvepindavo su Krasnoja Maskva. tai aš dabar taip kvepu. Bet iš tikrųjų, ką babūnis ten prisikvepindavo, nu tikra, autobus skaniai nekvepėdavo, įpykindavo. Bet dabar, bet dabar, kai pasikvepinau, tai visai nieko iš tikrųjų. Bet, nežinau, man vis tiek atrodo tas buteliuks toks pigus. Tai nežinau, nemanau, kad aš nupirks. Nu, tokių kvepalų paskiau galvas labai mėgs skaudėti. Mums reikia čia. Matot, ir toks iglo namėlis. Tai tam namėlį yra 8 metrų giliaus šachta. Ir tinas dar tebė ledą iš 1800 metų. Tai tinas taip laikydavo, žodžiu, ledą. Labai tiksliai nežinau,
reiks pasiskaityti grįžus, bet žodžiu, jo, tenas yra ledus laikoms. In the middle of nowhere. Jau kažkokį kaimą. Gal čia į bus tų asiliukų. Va, koks. Jeigu taip dabar kas nors pačioptų ir uždarytų į kokį tokį namą sklepą, juk nieks nusėt neprastų. Bet kur tie asiliukai man įdomi, kur neįslepas? Ata nedajau okeanų. Daug šitą tokių vamzdukų ir anaus kažkas į pasodint. Iš visų labai panašus augalą lend. 2 rūšių kol kas mačiau. Tai įdomi, kas čia yra padaryta. Kas čia pasodinta tokiai. Girdat? Aš tai girdu. Tai gali reikšti tik vieną. Koks šaltas! Vandenis kaip vandenis. Liuks. Žiūrėkit. Labas. Jum negalite valgyti, jau čia nuo jūsų įsaugo. Su varpeliu. Irina, gali tai paglostyti. Labas. Ką fainė. Pamačiau pušį. Galvoju, reik paieškoti konkuorių. Ui, plema. Ir radau. Tas tai jau keliaujant su manėm numiai. Viskas jau. Būtų gera čia nenukrėsti. Kap norėčiau išsimaudyti. Karštą labai paliekio. Kabova nudegė į mišką. Vien pagalė. Kap iškirst. Tokiam gražiam veikom einu. Eik savo. Mišką čia nudegė į rostą, sudegė į jaudį visą argol. Bet pažiūrėkit, koksą. Čia yra pirms mano pamatyti skrioklius gyvenimą. Nesmatys skriokliaus. Ir ant tą išdegė visi mišką. Amazing, amazing, amazing. Ko daugiau begali pasakyti. Tylėti tik tas, žiūrėti. Genaikiam prie kriokliaus. Eikti savo. Eikti savo. Geras. Aš nesu mačius gyvenimą. Eikti savo. Einu savo, nesu mačius.
gatves, taip norėjau pamatyti. Vėjai neapdegiai medžiai, bet ką įdomi, apdegiai, bet tik tas žeivyje, patys iki gal nesudegiai. Ir yra dar gyvų apdegus irgi, bet aug. At this point, I'm thinking that I'm a little bit lost. Turėjom susitiekti už 1,5 valandos prie Rožavo namėlį, bet kol kas nieko panašaus į namėlius aš čia nematau. Davėjas vandens šaltinis. A čia tik nebus lauromedis. Bet galbūt koks ir nuodingas. Nupaustikiam. Na. Dabar rungs nusiplauti. Nes gali būti nuodinga. Jau prie siliukų, bet uždaryti. Turėjau obuolį, galvojau, kad tur bent jau nerondu. Būčiau davus obuolį. Oi, prisemsiu. Kaip Kanada. Žodžiu, kas gavos? Gavos taip, kad teisingų kelių eina. Galvojau, biškėdas jau nuklojkus įkėt pos. Bet viskas gera, radau, ko man reikėjai. Ir kontūrų davė valandėlį. Sakė, čia ir ta kavienė kažkokia. Užau namą matau, gerą yra iš ten. Ir jo, žodžiu, varau įkalti šotoką tuo kažkokį gėrimą. Ir ko, nebaigtas haiks, važiuosim atgal į miestą ir noriu po dušu, nes blemba. Biški buvo prakaito išlieta. Žodžiu, atėjau į Konkavinojų, užsisakiau 2 skirtingus paragauti. Tai viens jų su passion fruit, kas man labai patinko, kits yra tiesiog apelsinų sultis, laims ir medus ir roms. Atsiprašau, kad atrodau tik susivėlus, bet buvo lauk išėjus, tai biški viespūti. Tai gerai, paragausiam, žodžiu, kokteilį. Net nežinau, ką panai vadinas, kas anys skaitos, bet sakė, bus stiprus. Tai pirmiausia paragausiu originalų, o kits bus tada jau tas su passion fruit. Aš galiu su savim susidaužti. Labas, kad nekvap. Ir biški laipsnį skanus. Bet tas manau man labiau patiks. Bet čia plaba rūkštus. Tai aš mums panudžiau bus jau reikalų. Na, aišku, kvep passion fruit. Tas dar stipresnis. Geras. Nu, bus, man atrodo, išneš maniščių. Neturi su ko gerti, gerk su savim. O, kur problema? Kainos, tai aš užsisakiau veina tokį, tai sumokėjau pats sudėkėt kiek čia pala 6, 7, 20. Nu ir toliau turėjom kon šaltą arbatą eurs 8, kur alus. Tai čia alus yra 12 laipsnių. Nu įdomi. Toliau kondačių turėjom. Žiūrėkit. Kovliver. Tipo karvis, krūndis. Nežinau tiksliai, ne. Inksta jaučiu. Na, žodžiu, toks meniu, tokios kainos. Esu išgyrus jau pirmą ton kokteilioką ir antrą, ir antrą jau pusėjau, taip. Jo. Pradedu šnekėti įdomiau. Jeigu norėt pamatyti ne visai blaivių skaistį, dabar ir puikiai proga.
Wow, ten tai buvo bombėlė. Stiprus gerimuks, jau tu step kaip išgerus 2 didelis Grimbergen. Šiaip tai dėl skoniaus tai kaip samagons su sultim, bet nežinau, labai daug skoniaus, bet ir labai daug to samagono. Jezu, praded mėtyti jau visko iš rankų. Žodžiu, tai, jau te bišk suspardi. Ir ko, reikėtų pavalgyti, kad nesuspardytų dar labiau. Bet šiaip, nežinau, man samagons. Nepaskaičiau, kad kažkaip ten labai skanį gėrimą gėriau. Nežinau, tiesiog stiprus, rūgštus kažkoks panašiai kaip margarita, ką gertum, kažkas tokį. Tai va, rūgštė, stiprė ir einu aš jau autobusą, nes jau nepažinėgėsiu. Aš, tikrai galiu pasakyti, kad išgėriau tus 2 kokteilius, nes filmavau, šnekėjau, pasirodė nepaspaudus nebuvo filmuoti. Žodžiu, ko prisiminiau, ką reikia pasakyti apie kainą. Tai iki čia atvežėms, parvežėms atgal ir pasakėms, kur eiti, kainavo 17-18 eurų kažkas tokį. Ir iš kur pirkau? Tai pirkau iš Bookingą, kaip pirkau hostelį, kaip mokėjau žinom, tai išmet, kad gali nusipirkti visokių tokių reikaliukų, visokių tų haikų. Tai, žodžiu, nusipirkau, bet turėjau dar 15% nuolaidą, tai ten 2 keli kažkas kainavo. Tai va, tai čia Madeiro su tokies ir reik varyt, manau, nebent tu gali išsinuomoti mašiną. Jeigu aš galėčiau išsinuomoti mašiną ar kokį maklerką, tai aš taip daryčiau, bet kadangi negaliu, tai pasiėm tokį, tavi nuveš, tau paruod, pasakai, tu eik kur nori. Nes iki čia atvažiuoti, iki tokių visokių vietų nelabai yra galimybės, nevažiuojančių kažkokiai ten jau autobusą į panašią. Ir nors jeigu ir važiuojam, labai retą važiuojam. Tai va, baigu sapaliuonis išgerusi žmogaus ir einu, nikur aš neinu, lauk, kol atvažiuos pasiimti, važiuoju numei, varau maudytais, blaivytais ir lėksam toliau kažkokių nuotykių ieškoti. Ne, aš tikrai jau nemėgau gerti. Aš galvoju, vėl ką filmuoju pasirodinę. Tai va, laukam, kol važiuosiam. Gal nereikia į 2 gerti tų gėrimų, nes labai toli noriu. Lėksam. Quite expensive on the inside. If you want to buy fruits over here in Forshallen, fruits from the island, just right on the other side of the street, there is a store that is called Fruteria do Anadia, and in that store you can buy fruits at ease because it's the same price for everyone. And they will sell it in Forshallen as a locals delicacy. 90 to 80% of us doesn't even consider that dish. If we're making something special, that dish is not even on the list. But in Forshallen they will try to sell you that a lot, and it will be the scabbard fish with fried banana and passion fruit sauce. Well, it's just an extremely disgusting dish that we make over here, and for some reason it picked up in Forshallen. I don't know why, still, but it picked up, and yeah, it's more of a tourist delicacy. Ko aš galiu pasakyti? Sėdu prie bananų, valgau bulką su meseliu, esu neblaivi, turiu jogurtą. Ir galvoju, ko toliau veikti. Banana, šitą va. Korčiai. Va.
kosmosėlis. Atvarėm su kumbariuk pavalgyti. Say hello. Hi. Šausiam pizzas. Nežinau, išėjom pavalgyti kažko. Ir pamiršau, kiek kainuos, bet gal kokį 17 eurų jaučiu. Tai čia bus vienintelis tas kartas, kada aš nueinu kažkur pavalgyti. Tai va, tai dėl to, kad pakveiti, tai ir tuomet jau ir einu. Nesaky rožės prie kasų, jie tave jauna pavilios.